Sveika. Koks vardas? Eglė. Kaip nuotaikos, kaip jautiesi? Eiktų savo, nesimato super. Kaip mastai, šiandien bus sunki diena ar linksma diena, kiek esi nusiteikusi atiduoti energijos? Žiūrėjai, How I Met Your Mother ir tam sakė, awesome bus. Aš žiūrėjau praeitų metų Krikštinės SMK. Būtent šį rytą ir žiūrėjau. Ir kaip manai, ar bus labai baisu? Neturėtų būti kaip tik labai kūrybiška ir linksma. Aš taip manau, bent jau. Kaip manai, kuo SMK išsiskiria organizuodama Krikštinės? Pasižiūrėkit, čia yra nuostabu, kiti ten paišo su visokiausiais makaronais, o mes dainuojam tų gaidelius. Ar tai nėra nuostabu žmonės? Tikitės iš šių savo krikštynų? Gerai praleisto laiko, Linksmybių daug. Nebijote, neturite netrupučio baimės? vaikai nieko nebijo. Labai gerai. Mama leido. Puiku, tau mama ir leido. Labai gerai. O kaip manai, ar kaip vaikams duos fizinių užduočių? Tikiuosi, ne. Bijai? Tada tikrai tą pampersus panaudosiu. Taigi, Nagli, kaip žinome, tavo yra pirmas punktas, taip? Kas čia vyks? Pirmakursiai bus išskirstyti į 10 komandų, gaus po spalvotas apyrankės ir iš mano punkto jie keliaus į punktus, kuriuose turės vykdyti užduotis. Tai tu jų nekankinsi? Truputuką pakankinsim pradžiai ir paskui paleisim į punktus, kuriuos iškankins. Kaip jautiesi? Labai gerai. Ar turi dar energijos? Taip. Pasiruošus šiandien šelti iki 5 ryto? Iki 12. Tik iki 12, kaip tai? Taigi šiandien krikštynas, šiandien užaugsi. Kaip iki 12? Mamytė liepia namo grįžti 12. Kaip manot, šiandien jūs labai nukankins? Nu, iš to, ką jau pajutė, manau, kad taip. Aš manau, gali būti ir blogiau. They don't get what we're doing. When we dance in a silent room, they don't know what they're missing. Yeah. Keep on shining like we always do. It's tonight. Labas, Ima. Kaip jautiesi šiandien? Gerai, nuotaikingai, linksmai. Kokia bus tavo užduotis? Mano užduotis, jiem bus duoti galvosūkiai. Ar jau turėjai nors kiek komandų? Jo turėjau vieną pačią pirmą komandą. Ir kaip sekėsi jiem? Manau, kad jie per greitai pasitikėjo savo jėgomis, savo žiniomis ir nepagalvojo ir į klausimus ne visus atsakė teisingai. O kaip jautiesi prisiminus savo pačios krikštynus? Taip gera dabar jos kankinti. Blogas. We must be doing something right, something right. You and me, we got it all. Yeah. Guess we'll never be the cool kids. Hey, but we laugh like we just don't care. The party that we cry. Kaip jums sekas, kiek punktų perėjot? Čia bus trečias. Ir kaip energija, kaip visa komanda? Kol kas neblogai, judam į priekį. Ar esat vieningi? Taip, su kiekvienu punktu mes tapom dar labiau vieningi. Labas, Pauliu. Labas. Kaip laikaisi? Puikiai. Kaip tau šiandien diena? Labai kažkaip, nežinau, kol kas tokia, žinau. Šiaip iš tikrųjų karšta, faina, labai kuklus kol kas pastebėjo mūsų pirmą kursą, bet viskas tvarka. Vakare bus drąsesnė, aš įsivaizduoju. O koks pats buvai per krikštynas? Aš buvau po vakarykščio baliaus, tai man buvo šiek tiek drąsiau dėl to. Kiek jau komandų buvo pas tave? Čia atbėgo ketvirta. Atbėgo ketvirta. Tai buvo bent viena tokia energinga, kur nustebino. Jo, buvo, kurie sušoka man smagiai prieš tai. Visai faina buvo. We keep on laughing. We are rolling free tonight. We don't care. We keep on laughing. We are rolling free tonight. We don't care. We keep on laughing. Pristatykit. Lukas, Norbertas, kapitonas ir kapitono padėjėjas. Iš kokios patys programos esate?
Iš KPI. Reklamo kūrimas. Reklamos. Kaip jaučiatės? Gerai. Puikiai. Kiek jau buvot punktų? 2. Čia 3. Ir kaip mąstot, ką mąstot apie savo komandą? Ar energingi esat? Jo, labai. Mes laimėsim. Pas Ramunė? Labas. Kaip jautiesi? Puikiai, labai puikiai. Kaip mačiau, lakstai su visais kartu. Su visais kartu dirbu dar už kai kuriuos iš jų. Bet smagu, dar smagiau su jais kartu lakstai. Ir kaip komandos atėjusios, ar turi energijos, ar turi užsidegimą? Aš galiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo energingesnės komandos ateina. Nežinau, gal įsivažiuoja, pagauna tą gazą, bet kuo toliau, tuo geriau. Kiek jau pas tave buvo komandų? Čia buvo lygtis 4, neklystu. Ir kuri komanda tave labiausiai nustebino? Žinokit, esu dėkinga jiems, bet galiu pasakyti, kad visos komandos atiduoda visas jėgas. Maldės, šumal. Ką prisiminus savo krikštynas galėtum palinkėti arba patarti pirmakursiams? Palinkėti netinginiauti, atlikti visas užduotis, nes iš tikrųjų tai yra žiauriai smagu ir labai smagu prisiminti vėliau, ką tu darei. Ir tiesiog atvaryti vakare į pošą. Kaip jaučiatės? Matau, pavalgė, sotus. Labai gerai. Aš tai labai skaniai pavalgiau. Norėčiau iš tikrųjų dar. Kaip jums krikštynas? Kaip nuotaikos? Labai gerai, viskas fain. Super, viskas super. Kol kas esu labai patenkintas visų organizuotumų, viskas gerai. Žiūrim, kas toliau bus. O kaip jūsų komanda? Ar energinga? Ar viską daro? Taip, viskas gerai. Visi eina paskui, visi bėga, visi eina, kai reikia eiti, eina, kai reikia bėgti, bėga. Visi tokie norit laimėti, matosi, iš akių tokie brikštėliai yra. Labas, Mažydai. Kaip jautiesi? Labas. Labai gerai, labai smagiai. Gerai, kad Fuksai labai smagiai nusiteikia, iš tikrųjų daro viską, ką mes sakom ir nėra taip, kad nenori, nieks nesilaužia. Tai pas jūs nebuvo nei vienos komandos, kuris stabdė, nedarė ar dar ką nors? Ne, nebuvo. Buvo iš tikrųjų piktų ir pavargusių merginų porą, bet visumoje viskas super, labai smagu iš tikrųjų. Kaip jautiesi, ta prasme, šiandien, nes vis tiek prisimeni savo krikštynas. Kokie yra atsiminimai, ką galėtum patarti pirmakursiam? Pasakyti kokį tarimą žodį. Patarti pirmakursiam, nežinau, galbūt iš tikrųjų patarčiau tiesiog mokytis nuo pat pradžių iš tikrųjų reikėtų, nes po to bus sunkiau. Bet čia, ta prasme, kaip sakoma, kolegija, ne mokykla iš tikrųjų, tai gali vaikščioti kaip nori, bet mokytis reiktų. Ir iš tikrųjų yra labai įdomu, dėl to, kad šitą pačią užduotį aš dariau, kai aš buvau Fuksas, tai man dabar smagu iš tikrųjų žiūrėti, kaip jie ten labai toks piktas jaučiuosi ir labai pikdžiukiškai, žinai, džiaugiuosi, kad jie taip daro. Blogis. Jo, blogis. Down, deep, deeper and down, deep, deeper and deep, deeper and down, deep, deeper and down, deep, deeper and down, down. I see the city light so bright, it's a miracle. You're here with me tonight and I'll keep chasing. Kaip sekasi? Kiek jau punktų buvot? Beveik visos. 5 buvom. 5 punktuose? Ne, 6. Kur labiausiai patiko? Pilis. Kokia pilis, kur dainuoti reikėjo? Minutėlė. O kaip šiaip nuotaikos? Kaip jaučiatės? Kaip matot, žiauris, smagu. Jūsų komanda faina, viską daro, viskas tvarkoj? Taip. Gerai, sėkmės kitoj užduotį. Labas, Rokai, kaip jautiesi? Nuostabiai. Kiek jau komandų buvo pas tave? 5 ar 6. Neskaičiavau. Ir kaip, ar nors viena komanda išsiskyrė, ko nors nustebino tave? Visus, išsiskyrė visus. Ir visos buvo energingos ir darė visas užduotis? Viena už kitą geresnė. I'm alright, 'cause I will guide you home. Speed up like you know. You're alright, you're not falling. Deep, deeper and down, deep, deeper and down, deep, deeper and down, deep. Sveikos merginos, kaip jaučiatės? Puikiai. Labai gerai. Kiek pas jūsų komandų buvo atėjusios? 7. Ar buvo kokia nors komanda, kuris labai nustebino, kur buvo labai entuziastingi ir taip toliau? Buvo 2. Dvi komandos, kurios labai patiko ir buvo labai smagu su jais. Tiek prisižvengiam, tiek prisijuokėm, tikrai žiauriai buvo fain. O ką jie turi daryti, kai pas jūs atbėga? Jie atbėga, mes tada duodam jiems šlapę virvę ir jie turi ten nubėgti ir parbėgti ir perės per virvę. Ir dar po to selfie pasidaryti. Ir Va, atėjo naujų. O ką, kaip jaučiatės? Ta prasme, vis tiek tikriausiai prisimenat savo krikštynas. Kokie jausmai? faina. Bet labai iš tikrųjų, bet smagu, kad mes tą patį galim kažkam kitam padaryti, dar pakankinti jūs. Nes blogis esate, taip? Taip, Jo, mes vilniai. mes blogai. I know I'm alright, 'cause I will guide you home. Speed up like you know. You're alright, you're alright. Kaip jaučiatės? Puikiai. Labai šauniai. Labai. Kaip jūsų komanda? Ar energinga? Ar Mūsų viską daro? komanda puikiai, Jo, iš tikrųjų labai pati šaunūs geriausia, kiek iš žmonės. kurių mačiau. Taip, visi labai nuostabus. Kaip jaučiatės?
Pirmas užduotis tikrai buvo nuotaikingos, viskas liuks buvo, nuotaika pilna, mes biškai išsekę tokie dabar tokie, bet nieko. Bet šiaip jūsų komanda dar gyvuoja, viskas tvarkoja, taip? Mes atsiversim vakare. Sveikas, Mindaugai. Labukas. Kaip nuotaikos? Oras fantastiškas, auksinis ruduo, nuostabus pirmakursiai ir pati nuostabiausia diena SMK gyvenime. Prisiminęs savo krikštynas, ką galėtum patarti pirmakursiam? Aš galėčiau patarti, kad negalvotų pirmakursiai, kad krikštynos gali būti tik tais maliavojimas pieno produktais arba kitais maisto dalykais, kad krikštynos gali būti gražus kūrybiškas procesas, kuriuo metu gali atskleisti talentus, sugebėjimus ir padėti susipažinti su kitu miestu. Labas. Sveika. Kaip jautiesi? Gerai. Kiek jau pas jūs buvo komandų? 8. 8. Ar visos komandos turi užsidėgymą ir viską daro, nesiskundžia taip toliau? Jo, yra tokių juokingų vaizdelių, bet normaliai dirba. Sveikas, kaip jaučiatės? Puikiai. Labai gerai. Kiek jau buvo pas jūs žmonių komandų? Tai jau 10 čionais komanda. Čia jau paskutinė? Ir po to eisite priesaikos? Taip. Paklausyt. Tai namo ir Priesaikos, o tada namo. Ką manote apie šių metų pirmakursius? O, žinokit, labai draugiški. Jo, kai kurie atlekia su labai didelė nuotaika, pakylėti, laimingi ir panašiai. Kitie truputį liūdnesni, pavargę daugiau, bet šiaip gerai. Ar buvo komanda, kuri jūs ypatingai sužavėjo? Jo, Tikrai buvo. Tikrai. Žinot skaičių pavadinimą? taip, žinom. Nu, tai Pasakyt? Pasakykit. Tai 5 komanda ir pirma labai sužavėjimas. Šaunuoliai. Įsimylėjom žiauriai.